Nori važiuoti? Ar nori važiuoti? Važiuoji. O sneakeris kam? Bagažam. Malda. Kadangi lietus mus lydi kaip visada šią kelionę, mes prie jo jau pripratom. Nežinau, kaip mes sausoj Lietuvoje gyvensim, bet ten už tų kalnų yra labai netoli jūra. Bus vienas momentas, kai privažiuosim 15 km iki Adrijos jūros, bet mes ten nevažiuosim. O kaip norėčiau aš, paskęs debesise, Senai debesyse važiuoja. Kiek kilometras? Ką? Kiek? 1,6. 1,6. Erelį su Kamazu sapnavau. O taip, pasisveikinam. Vietiniai berniukai. Koks vardas? Dainius? Yes. Tavo? Yes. Tavo koks vardas? What name? Name jo? My name's Pedja. Pedja? Pedja. Pedži. O tavo? Luke. Lukas? Yes. Luk. Yes. O, va, radom du berniukus. Какой ты? BMW. Gerai. Kas buvo? Ne, nieko nėra. Afrika опять упала. Afrika nerulėt. Afrika rūlė. Rulėt, Afrika rulės. Jo. O šitas naglas vietoj to, kad suprantate, ateitų padėtų mane pakelt, jis ramiai nusirengė. O tai naglas kuris čia? Slava! O, parodom. Parodyk. Ir man reikia. O, va šitai.
Jeigu nežinau, dar nežinau. Gerai, parodyk. Каньон какой-то, наверное. Что-то зараз gali atsigūti. Palauk, Slava. Tai kad aukščiau tronas, man atrodo, ten. Jo. O ten ką, apačioj upelis teka? Obana. Gražus ir švarus. Eik tu naktį. Parodykit. O, gražu. Jo, būdniką dabar stumtelčiau. Tu ką? Eik tu naktį. Lemba. Bijai biški? Lemba net ir žuvų. Nerealus vaizdai. Klip, klip. Normaliai laikas. Atsigulk, daliukai. Gal. Tu sau, eik tu sau kaip baisu. Buvo gražu. Prieš kalnus nepabūs. Važiuojame tokiais va tuneliais. Jaučiamės labai gerai. Viskas labai liuks.
Kelkis. Ai, kaip gerai. Ai, kaip tau gerai. Kaip tau gerai. Geras šuo, geras. Ateik. Kur tu dabar? Aha. Geriam tik Coca-Cola. Ir čia Coca-Cola. Čia vyriška Coca-Cola. Daliukai, čia vyriška Coca-Cola, taip? O čia jisai pinigus paskui plauna su šitą Coca-Cola. Pietus juos nugalėjo. Ne visai dar biški šypsosi kažko tai. Taip gera. Ryte atsikėlė, pirmas veiksmas, tai reikėdavo daryti mankštą. Tai būdavo tokia normali mankšta, tiesiog prasimankštinti. Po to būdavo įvestas pietų miegas. Darželyje. Jo. Labai teisingai. Ką darom, reikia įdėti. Kaborai. Slava ruošiasi Albanijai. Pamatė ženklą, bet jeigu ženklas ne Albanija, kas tada? Tada reikės vėl lysti atgal. Važiavam prie kažkokio monumento, nežinau kas čia yra. Gerai. O, kas čia? Geras. Tu sei italiano? Lituano. Ah, German. LT. Litauen. Tu come? Kokia kama super. Sako, šitas super, geresnis už BMW. Daliukai, pirmą kartą tavo mocas yra geresnis. Ne pirmą. Ne? Čia pikti Albanijos šunys loja. Pajaučiau, kad išvažiavau iš Europos. Tokia nuostabi šalis. Šiukšlynai. Eismo taisyklių nerasta. Nu super, va ten mūsų chebra. Nu, iš šitą biškį metalą. Ne, pagaunu. Važiuoju biškį metalą, radau, parinksiu, užsidirbsiu babkių, benzino nusipirksiu. Ir kas tada bus? Tada važiuosiu toliau sumontuoti. Man atrodo, reikia gal iš čia nešt malkas.
Aš pabendrausiu su karvute. Mū. Nu, gražuolė, ateik čia. Ateik. Zin, zin, zin. Dar viena. Laukinės karvės. Eina endurinės, karočią. Hebra, ką radau? Hebrytė, va čia tai reikalas. O, blia. Ant Afrikos šitą uždėk, ką? Daliukai, čia tau reikia, bus mersas. Davai, skočiaus. Varstas yra. Pragrėžiau, ką? Skočiaus arba pragrėžt gali. Bliat, kaip atrodyčiau. Nusiplauk. Bet kur Albanijoje atrodyčiau kiečiausias. Afrika atrodys, nu. Ne, gerai. Pragrėžti reikia. Skilutį. Dainis nusprendė, kad Bimbalas blogas motociklas. Ne. Darys Mercedes. Bimbalas yra Albanijoje mersas. Va tai bus. Varžtą reikia nupjauti. Bet tu her išsuksi čia. Išsuksi čia. Šitas ženklas iš pradžių buvo norimas priklijuoti prie motociklo vardu Afrika, nes labai genda, bet nutariau, kad šitą pagerinsim BMW įvaizdį. Ta prasme, Albanijai važiavę supratom, kad atrodyt kaip vietiniai mes... Kieti čiuvakai, jo. Vien žodžiu, BMW ir Albanijoje mersas. Čia dar. Matosi kalnai ir debesis. Kaip čia man į slavą pusę pasisuka. Tam, блядь, мусора куча. Tu esi? Matosi kalnai debesis. Kur tas apraudas žadėt? 52 kilometrai. Čia gali likti. Ne, ne į tą pusę. Minam? Yra 5-9 pietus ar kas čia palauk. Mindaugo BMW. Čia likučiai iš Былой Роскоши, kaip sakoma. Iš kokio?
Yes. Ką sakai? Atrodo kaip pizdukai mažučiai. Reikia prisizūminti iš karto. Alio. Jo, reikia prie tilto nuvažiuoti ir ten matosi paskui iš dviejų vietų čia yra va, pakrovimai į laivą. У нас же демократия, у нас уже больше, правильно? Кричать уже можем. Ты меня келькis gana čia nagu. Sako, čia vat yra auksinis stebuklas. Miniau komentarėlis apie tą stebuklą šiandien išnaudojai. Miniau. Ar daug vietos užima mėgmaišis? Čia mėgmaišis? Toksai pagalba mėgmaišių. Tobulas išradimas. Neleidžia sušalti visiškai. Ir gražiai atrodo šiaip jau. Gražiai atrodo. Ir galiu ženklus albanam perduoti. Čia reiškia pas mus pusryčiai, jeigu 3 kartus. O jeigu 4, tai pavojus ir signalas. Reikia bėgti. Tuoj pakils, man atrodo. Palapinė sausa, bet minių šlapės. Palapinė sausa, Bet tu jau šlapės. bet aš šlapė. Кружочек навернуть, žinai, pagauti. Aštunkę. Nu, žiūrėk, keičia pažiūras, Na. tai bachuras. Tai kur pietus? Apsisuk į mus, parodė, kur pietus. Va čia va ryte yra pietus, va čia. Rima kaliukon. O ten laivas plaukia upė taip. Ruga. Aha, O. Lekbyba jau. lėkbyba. Lekbyba. Labai daug matau celofaninių maišiukų. Kelionės pabaiga sumažėti turėtų. Jau sumažėjo. Kur dingsta daiktai, leiskit paklausti. Yra, vat, šitie labai gerai naudojasi, ta prasme. Bambu. Jie toliau nerodysim, kas dar naudojasi irgi. Tai jūs gal šitą neplaunat? Nes jie... Ne, mes tikrai neplaunam, nes mes
atostogaujam, klausim nuo kokio nuo rytojaus. Kai jau liks nebėra ką minimalus kiekis. Iki to kol kas tiesiog darom Upgrade. Mat, ką tu čia darai? Nu, matai? Va. O nepaprašiau jį tiesiog pastumt? Nu, bet taip įdomiau. Nu jo. Sako, Mariau, tau nori grandinę patepti. Reikia tik, iki jos labai toli, reikia pusę variklę išrinkti ir pasirodo, akurat jos nėra. Tai stiržai. Ne, ten kardanas. Patenkintas. Halo? Esnis aparatas. Gazo. Taip va, kaip tai. We're asking to Spread yourself, got hecked on, but Thank you very much. Hello. Hello, thank you very much. I would like to ask you, is it possible to swim with a ship to place motorbikes and to look to the mountains? Kalniniai arkliai. Ką nori paklausti? Papasako, ką tas muitininkas sakė. Jisai sako, o kur lipdukas, sako, jūsų, žinai, sako, kaip čia padarys, sako, su printeriu, žinai, nu jo. Sako, kur dirbat, kaip ką, sako, kaip gyvena, sako, jūs esat šaunuoliai, žinai, labai maloniai pabendravom. Aš tą filmavau, žinai. Sako, turėsim reportažą. Sako, o kodėl nėra lipduko, sako, nes čia ekstremaliai, sako, vieną dieną ten, kitą dieną ten. Ai, pas savo lipduko nebuvo? Tai sako, jūs čia labai faini, sako, norėčiau su jumis kavos, jeigu šefas išleis, Gal jūs norėtų ir pavažiuoti? kavos pagersiu. Kosovė. Kaip nuotaikos? Šiltos, geros. Jum gal fotoaparatą. Kaifuoju. Neslava. A kodėl ne? Norėjote važiuoti, kiek iš ryto matėm tik su viena Sekso šitą. elementais. Va, esam Kosove, patekam į Kosovą. Viskas labai čiotkai. Čia irgi yra civilizacija, pasitiko muitinė labai šiltai, išklausinėjo kas kur ką, nieko nekraustė, bet reikės susimokėti 15 evrikų draudimą.
pusės dirba. Valgyti ar Kosove, ar už sienos. Ką mes turim su valandom. Lietuvoje 2:30, tai čia 2:30. Pagal kainas, jeigu 50 centų kainuoja kava, tai pavalgyti čia galima, bet tiek restoranų, atkreipi dėmesį. Čia ko gero šitą ženklą labai fiksuoti reikia. Kas čia per ženklas, Dėmė? Nežinau. Lankui neviršit 80. Jo, kad greičio neviršit. Tankam, ar ne? Jo, ant 30. Yra BMW, любит кушать, так же, как и хозяин. Aha. Mėgstam pavalgyti. Good machine. Kokią pilam? Euro super. Ai geras. Tik čia pakasysim, kas čia tau nešti. Čia gerai? Gerai dabar. Nu, tik čia. Labai skaniai pavalgėm. Fantastiškai pavalgėm. Fantastiškai šalyje. Fantastiškas maistas. Nusivalėm šalmus. Geri muitininkai, geras maistas, pigiai, nebrangiai, skaniai. Važiuojam toliau. Čia šlapia pačioj. Va, geriausios padangos. Čia palaukit, reikia kažkur surast dar. Marius tai sugalvoja paendūrinti. Ne, reikia leistis apačion, žolė šlapia. Sadėsas atvyko į nakvynės vietą. Turim valgyti vakarienės, kiaušiniai, domašinė jajca. Vaizdinga ežeriuka. Va ten tikriausiai nakvynės vieta bus. O tai reikia pervažiuoti čia. Du upeliukus tokius nelabai didelius. Gazo! Gazo! Stop, padėsiu. Pauk, vieną ranką padėsiu. Davai, nulip. Aha, skorpionas, laikyk. Hop, nelaikom. Palauk į kitą pusę, gal pereisiu. Užlipa. Viskas. Čia grinai iš vokiečių filmuko to, kur Mariukas rodė. Per akmenukus va ten.
Reikia eit padėt, matyt. Ne, tu, sakau, šiaip po vieną mocą. Sanka pasmirda. Tai ką reiškia padangos? Pavargo biškį. Užsėdai? Nebenoriu sodėti. Kažką biškį. Vyras! Vyrai! Kur mūsų gelpas išvažiavo? Vyrai! Mes juos ištraukėm ir jie ten supranti. Na, aišku, aš suprantu, jie dėl mūsų stengiasi. Jie lietuviai, nežino. Jie lietuviai. Jo, komanda. Lietuva. Plaukit. Jie nuvažiavo kur yra Lietuva? Va, čia yra Lietuva. Kad vakarienę mums paruošti iš anksto, aš panimaju. Gal duok man. Yra padangos, stengiasi. Duok man, tai aš sakau. Tik nevažiuok ant šono. Nu, einu sezoną atidaryti maudymą. Sakė, vanduo 25. Palaikysim. Kompaniją palaikysim. Paruošėm Čia vietą. gal bombikė? Ne bombikė čia. Čia Afrika Twin detalė? Čia Afrika Twin detalė. Priklausomybė praktiškai prie jos. Be jos Afrika. Eina komplektai. Be jos Afrika. O čia Fiskarsas eina prie BMW, nes oranžinis juodas. Tai va, turim. Oranžinis tai eina prie KTM. Tai dar prie KTM tinka. Ir dar šita palapinė tinka prie KTM. Čia mūsų yra stereo imtuvas. Kažkodėl sudūžęs tik tai. O čia labai mūsų labai geras gėrimas, mėgstamas kalnuose. Šlikštynė čia dabar filmuoja dainį. Šlikštynė. Kodėl neprisėt? Я почти попала в хроники твои. До свидания. Nu, Daliukas, važiuoji? Tai aš noriu ten, kur Slava važiuoja. Nu, ten nėra geriausias variantas. Ten nėra geriausia. Tai aš ten tai sėsiu. Kodėl? Ką? Kodėl ten turi sėsti, ten kieta? Aš vakar ten sėdėjau. Antras dublis.
Kaip čia vadinasi? Mums lengvų užduočių nereikia. Lengvų kelių. Ir šiaip rytą sveika pasportuoti, ne? Darėm šukuoseną 8 ar 9 dienos. Atostogos labai gerai jaučiasi, nes nieks nežino yra kelintadienis, beveik nieks nežino, kokioj šaly randamės. Makedonija. Kas čia yra baltas vandenėlis parašyta. Biela vodica. O kažkas čia padarė 93 metais. Čia va atsigeri ir paukoji. Čia už vandenį mokestis. Vakarieniai. Nejaučiu. Dalius biški galėjo pasmirsti. Dėl ko? Nu kaip dėl ko? Dešant. Biški brolis neįsipaišė į posą. Vieną kartą. Sėkmingai. Viskas gerai. Čia vat yra ohridas atvaroma, ne? Va šį čia vat. Aš va matau. Ir yra gabaliukas, va, kuris, wow, ir čia vat vėl kilt. Gal čia varyt, nes čia tas pats asfaltas. Niekaip. Tu dažinai viską, tai kam Tai kavinė, tai čia paprimom, čia 10 kilo. Gerai. Pavalgamo. 10. 10 kilų prasideda. Ne? Zombis. Vienakis. Vis dar bandytas. Kur važiuojam? Ne, į Akropolį, kaip? Graikį. Tas jau graikį. Važiuoja. Tik kad jūs kažkoks labai atsivykęs. Palauk. Važiavom. Kaip grybai. Su koordinatom blogai arba su vertim blogai.
Nu, papasakok, Mariukas, kur mes čia esam? Mes esam pusiaukelėj. Kur? Esam Graikijai, esam pusiaukeliai. Visi sveiki gyvi. Tik biški su taškų pasirinkimu. Internete skaičiau koordinatės čia. Kad labai, o čia stovi O čia policininkas. stovi policija ir vienuolynas. Bet tu pažiūrėk, Rusijos imperijos O realiai. turėjo būti, čia starovierai. O turėjo būti meteoras. Meteoras ne čia visai. Čia ne meteoras. Tada bus nakvynės vieta. Šiaip sveikinu visus pasiekus. Atvažiavome, biškinę. Pasiekėme Graikiją. Reikia pašokti, ką nors gal. Sirtakį kokį. Uzą reikia paragauti. Ne, Ir graikiškų salotų. Vandenuką užtek švęsto. Jo. Kaip įspūdžiai apie Graikijos kalnus? Nu, plikesni negu Bosnijos, atrodo biški mažiau žalumos. Tad šiaip keliai geri. Viskas liuks. Čia dar važiuosim ir važiuosim. Ne, čia meška puola vilkas, jeigu ką. Vilkas puola mešką. Vienu žodžiu, jie vaikščias rašo mūsų keliais, ne? Reikia būti dėmesingams. Ir kurgi mūsų vyrai šiandien miegos? Kogi Graikijai. Graikijos gūdžiame kaime. Štai jie. Porą žodžių. Du tik tai žodžiai apie šiandien dieną. Fantastika, fantastika. Aha, 2 kartai gerai. 2 žodžiai apie šiandien dieną. Porą žodžių. Porą. Man labiausiai patiko. Viskas jau baigėsi. Porą. Nedaugiau. Labas vakaras. O, gerai, mergaitės. 2 žodžiai šiandien vakar. Puikiai nakvynės vieta. Čia 3 buvo. Išmeskim kažkurį vieną. Puikiai vieta. Ok. Čia yra purtomos kokios šalies dulkės? Makedonijos ašaros. Makedonijos ašaros. Vakarykštės. Gal palakstytumėt kaip visada? Man atrodo, kad šiandien nelabai. Praleisit. O Batmanų šiandien nebus? Batmanas neatskris? Super. Jis su mumis. Jisai sugrįžo, vyrai. Jis grįžo. O, kas čia gaunasi skrebučiai. Šiandien prabaigiai bus dešrelės. Čiobrelių arbata. Čiobreliai mūsų. Ai, va čia va, žiūrėkit. Vežiam rinkom. O čia va. Iš Makedonijos vežėm, o čia čiobreliai auga. O čia va šalia, va, viskas. Paskutinė vakarienė Graikijoje. Oi, pusryčius atsiprašau.
ir prašėsi pafilminamas. Tai šnekėkite. Labas rytas. Jo, pirmą kartą gaminu pusryčius. Keliuosi anksčiausiai, bet visada tinginiauju labiausiai. Tuoj valgysim. Turim tokį duobėtoką keliuką ir kažkas atsitiko va draugui. Draugas pametė. Ir draugas dar bėga čia kažko, tai nežinau, ko iš čia bėga. Ne, tai jis dabar pila benziną. Ai, veltui pila pasirodo. Pila, kad lengvesnis. Taip. Tai kam čia važiuoti lietuviškai benziną? Lietuviška dar? Ai. Netrauks Albaniją. Kontrabandą gali padaryti. Atsiryšo ir pametė. Važiavo draugai, surado. Tai. O ką daryti? Du ką, šitą dievams albaniškams. Dėdukai atiduok, mersui. O tau šito nepasilikinėsi? Bet geras diržas. Jis dabar tušėsi. Ar reikėjo tau Gruzijoje? Kaip ir čia nereikėjo. Nu, bet zapą žopų neįdėt. Būtinai. And how many? Kiek kainuoja? Euro, 5 eurų. 5 eurų. O tos žuvytės, anos? Ne, anos. Just euro. Euro just. 6 eurai. Nu gerai, nepirksim šį kartą, nes karšta. Gyvatė vandeninė. Ten va, matai? Точно. Mariukai, tavo gyviai. Gyvatė. Ne, gyvatės. Tikrai vietoje. Va čia, va, vandenį. Va ten, tiesiai. Va, žiūrėk. Eina nafig, matau jau. Nori išsimaudyti? Nenoriu! Geras, tai gyvatė. Čia aš nenorėčiau, o ten krabas va vaikšto. O, gyvatėlė. Gal kas norit ištraukti? Nebijo. Opa, išnėrė, geras. Tu lips čia. Gal Mariau, čia pas tave ateina. Koks gyvis, a? Nepaišyk, nežinai. Gyvačių prilys. Čia skorpionai yra viskas. Trauk ant rankyčių, paimk Slavą. Jei sunku išlipti. Po maistą. Važiuota, ne? Dabar iš šitos pusės užvažiavom. Šitą gražesnė. Nu, anuoj mes nebuvom nuėję, tik tai nieko. O, kaip gera, a? Wi-Fi? Kur esate? Kur atsidūrėte? Ohridas. Ežeras. Tikrai Ohridas? Albanija. Bet iš kitos pusės Makedonija, neatrodo? Ten sniegas. Čia šilta ir gera.
Žuvis? Specialiai matyt laiko. Jo, valgymą. Aha, žuvytė. Žuvytės kokios plaukia gražios. O ten kažkokie geltoni daiktai. Čia tie tokie, ne? Nu tie tai ne, tikrai. Jie... Special fish from the lake. Okay. This is koran. Kaip vadinasi? Koronį? Koran. Koran? Okay. A ką čia visus mum? Čia visus mum? Zabraukėm tie žvyčiai. Arba mokymą. Ten reikia šitos pribambasus užmauti ant ratų ir viskas. Lygios atveju. Bet geriau nepalikti. Mindaugai, labas rytas. Čia nerekorduoju. Slava, kokie įspūdžiai apie patiekalą albanišką? Kol kas tik geri. Ai, po valandas dar reikia paklausti. Supratom. Tu atneš pagrindinį patiekalą, mes tak čia garnyrą suvalgym. Prašysim dar kartelį salotų ir bulvyčių. Taip, broliai, linkim sėkmės, parminti greitai namo. Kur tas žirgelis mielas, mane nuneš. Ate, broliai. Ate, broliai. Į šitą, į kamerą. Gero kelio. Kiek? Lauksim sugrįžtat. Pasakykit, kada sutiksim. Atvažiavom į Tiraną, į Albanijos sostinę ir miestas iš tikrųjų pateisino lūkesčius, nes toks didelis čia, taip viskas verda. Kamščiai. Gatvytės, laidai gali pafilmuoti, kiek jie turi interneto. Tai viskas matos čia yra. Judėsim toliau. O Slavas sakė, kokia bus diena šiandien? Diena šiandien bus puikiai. Bus karšta ir saulėta. Va. Mariukas nei dienos negali. Be civilizacijos. Negali Mariukas be laidelių, jam prireikia visko. Pasirodo, be šitą laidą enduro kelionė yra tiesiog labai žiauriai apsunkinta. Nes jinai neturi jokios įtakos motociklo vairavimai ar šiaip, Bet žmonai negali bet paskambinti. žmona, vaikai, Facebook, mail, iPhone rules. Teks nusipirkti, man atrodo, upgrade'ą. Pagerinta. Ne, aš kaip tyčia norėjau šitai kelionėje buvom
Turiu tokią Nokia, nežinau, ten 100 kažkokią, tai stebėkit situaciją. Čia be reklamos, bet tai yra tiesiog charged. Veiksmas vyksta. Turi power barą, matau. Power baras 3%. Aš vėl laimingas. Gerai, važiuojam toliau. Mes tai žmonės civilizuoti. Po bekelės malonumų reikia pasiruošti keliui. Aptaškiaus lau? Kas yra netinka? Netinka. Kodėl netinka? Nežinau, mašiną pritaikyti, niekaip negali. BMW nestandartas? Nu, ir viskas, ir neįlenda į kur nors tai. Jo, ne tas kampas. Nu, ne tas kampas. Ai. Teks rankom pūsti. Taip, vieni stabdžiai jau veikia. Jau jie visada veikia. O dabar jie veikia dar geriau. Nu, prašom ir kitam BMW, dar vienam. Taip. Iški, radiatorių prapučiam. Štukas. O, radiatorių ir man reikia. Truputį klinėje ventiliatorius. Labai daug smėlio, šiukšlių. Kartais jį labai nori suktis. Reikia padėti su ranka pradėti suktis. Gal dabar veiks automatiškai. Praplauti reikia. Kur jis ten pas jūs yra? Parodykit. Jis yra pas mus va ten. Rodysit? Aha, va ten, va čia yra lyga 800-ukų. Taip, nenori jis aušintis pas mus, nu, bet mes jį pagydysim. Vandenukas mums padės. Welcome, stabdžiai! Brembo valdo. O kur plaunate Mercedesą? Mercedesą neplaunam, jisai nereikia jo plauti. Mercedesas ir neplautas yra Mercedes. Kuo didesnis ženklas, tuo kietesnis Mercedesas. Vyksta motociklų atgaivinimo procesas. Radiatoriukas, matote, iš arčiau, prašom. Matote, ten prisirinko daug žemių, kad palengvinti jam aušinimą reikia išplauti. Jo. Plokšteles. Važiuos kaip naujas. Balkanelas pasiekė dar vieną kelionės tikslą. Tai yra 3 iš 5. Mes esame prie Adrijos jūros. Mes ją pasiekėm. Petrovač miestas. Petrovač miestas. Labai šauniai priėmė. Tikrai noriu čia dar sugrįžti ir dar kojų neįkišome į šitą vandenį. Bet tą padarysim. Jėga. Albanijoje ar Montenegro yra tokia... Oi, kaip gerai, kaip šilta. Tokia yra salytė. Pusiasalis su senamiesčiu. Jeigu pamatom, iš karto gal užvažiuojame jį. Tai Dubrovnikas. Čia Dubrovnikas. Negėrėm normalios kavos šiandien. Ten yra toks didelis. Ten yra didelis, žiūrėk, Slau, tu kalbėjai apie atvažiuoja serpantinais, didelis skardis ir apačioje aptvertas senas miestas. Taip. Čia yra Dubrovnikas, mes praįvažiuosim. Bet ten prapolienė, ten, ta prasme, įeini valandai ir išeini iš jo, nes šiaip Austrijas ten labai skanios viskas. Nu, kur esat? Petrovač mieste. Prie... Kokios ten jūros sakėte? Apaelas čia. Balkanelas. Balkanelas. Prie Adrijos. Važiuojam namo lėtai.
Grįžk praeit kamerą vesti. Rimtai? Gal norim paplaukėt? Ne. Su mocais gal su mocais. Gal su mocais, va iš ten. Ne, plaukčiau, bet labai akmenį, žinai, padangos neandurinės. Plauksim su anais laivais. Jo, plauksim su šitais, plauksim va ten. Ne, va su tais plauksim, va ten. Gal su tais. Bet šiandien tikrai maudysimės. Vanduo arbata. Geria. O, 100%. Trumpas interviu, neužilgo atsidursite vėl kolega Kroatijai. Kur dabar esat? Dabar dar Juodkalnijai, atrodo. Montenegras. Bet įsipildė Mariuko svajonę paplaukti laivelius su motociklu kartu. Labai pingiai, už 2 eurus tik tai. Mariau, save parodė, koks palaimingas. Waypointą paėmėm. Labai gerai. Mes plaukiam šitam su žmona, kaip plaukiam Estijai. Geras jausmas, kada už 2 eurus sutaupai, mes su Slava nusprendėm. Pasitarėm, tai yra 2 eurai, mes sutaupom 60 km šitam kamštį. Ne, tai kamštį šitam apie 1,5 valandos, kurios maloniai investuosim į pasigulėjimą paplūdimy. Arba, demokratija. Demokratija. Čia relaksas, grįžimas. Visą Kroatiją, va tai važiuosim, tai greitkeliai. Palei jūrą. Nu taip, bet padikliukas viską darė. Visas važiavimas... Mariukai, porą žodžių pakomentuok apie draugus. Visas važiavimo malonumas susideda iš to, kad tokią savaitę plauni motociklą, dulkytės, viską, po to pravažiuoji kokį 60 km, įkali bokalą alaus ir vėl plauni tą kromą. Tai va, bet kiekvienam savaip. Mes pirmą kartą plaujam po 4000 km. Ir tai tik tai stabdžių kaladėlis. Stabdžiai, jo. O,
Taip, mes atvykom į šitą šalį. Čia Kroatijos vėliava atrodo. Slava jau išsirenginėja, nuogai man atrodo. Yra vežiukų visą kitą. Futbolas. Galima nusileisti. Ai, Pasimaudyti. Sau, kas ten, koks grožis. Bet kaip vandenukas. Žydas. Keliukai privažiuoti. Čia išsidrėpti. Jachtą kažkokią galim pagriebti. Arba laivelį. A kas čia dabar? BMW pagedo? Ne, čia šitą namuose prisiminiau, kad yra toks panašus daiktas. Keičiu transporto priemonę į, kaip čia pasakyti, labiau tinkančią, atitinkančias šias sąlygas. Tai va, Peugeot Liberty. Bet irgi gali būti ir Enduro. O, kojytės atsilenkia dar. Čikšt. Mes dalinsimės nuotraukomis, tai yra šeimai, vaikams, atsiprašom. Kur esat? Dubrovnik. Taip, Dubrovnikas. Siena. Ar pilis čia, nežinau kažkas. Nu va ir mūsų Mercedesas stovi. Tai yra BMW Mercedesas. Gražaus. Kažkas yra gražaus. Gražu čia. Ir karšta. Atsimenat, kaip mes gyvenom, kai buvo prieš kokią savaitę. 5. Mes jau skaitėm, kad yra šilta, kai buvo 8 laipsniai. Mes jau komfortą jautėm. O dabar yra minusas, nes pagal termometrą tu nebegali suprasti, kokiam aukštį važiuoji. Nes yra 26. Mariau, pakomentuok, kas čia. O, balionai. Slava, pamojuok biškį. Ne čia, dabar mums reikia kairę. Mums čia. Mariukai, kur čia prisėdate? Ką? Kažkaip labai kultūringai atrodo. Hello. O, ėjau ir kažką radau. O, žiūrėk, čia kažkokių pažįstamų radau. Mes su kiekvienu miestu taip ir susipažįstam. Tai yra važiuoji, pamatai, pirmą pavalgai mieste, po to prisimeni kursą, kuris... O ką pavalgai? Valgysim tos, kur čia daro tos juodas tokios austrės, kurios dar gyvas juda ir mes jas gyvas, kaip sakome, valgysim. Kas linksi biškį? Patrauk. Man interviu duoda. Mariukas. Ir mes, kada jas suvalgysim, reikia jas užgerti vynelių. Baltų, šaltų. Baltų, šaltų vynų. O paskui matyt nebevairuosite jau prie ežerais. Ui, tai yra prie jūros. Nuo Dubrovniko šausim į šitą pusę ir ieškosim laukinio paplūdimio, kuris galbūt atrodytų daugmaž taip kaip kempingas su baru, su palatkė pastatyta ir su nusimaudymu jūra. Tai va, čia Enduro.
Skanaus. Slava, ką jūs valgysit? Austras. Gyvas. O kodėl būdnikas, kaip sakant, truputį, kodėl jūs? Mes bandysime miksą žuvų įvairių čia, sakė, plaukė, viskas, tai va, labai norim valyti. Laukiam. Tuščia. Šiaip jau erzinam draugus, kad jie negavo šito va. O aš tai tiesiog kaip šitas, kaip kolektyvo narys galiu pasakyti, kad mes kiekvieną vakarą tarpusavėje bendraujam telefonais. Slava. Tu gali. Čia yra šviežia austrė, pabarstyta savotiškais prieskaniais. Bokalą biškį patrauksiu tau leidus. O kaip jį valgyti? Su šakutė iškabink. Jeigu nori nieko nejausti, užpil citrinas ir duonas pasimk užsikasti. Ir ilgai nekramtyk ryk. Nes gali sujudėti. Kaip galima, ne? Galima. Delikatės. Belissimo. Na ir kaip įspūdžiai? Benissimo. Ar teko Lietuvoje valgyti tokį patiekalą? No. Ne? Ar teko Klaipėdai valgyti tokį patiekalą? No. Ar teko Rygoj? No. Benissimo. Filmuojam. Taip, čia rankų plovimo procesas. Pirma muilas. Po to galva. Pas mane tokias purvinus rankos, tai jie bus juodas vanduo bėgs. Dūrinis. Muilą. O. Reik sakyti, hvala? Hvala. Ačiū. Kelionė teks. 26 laipsniai šalnos. Gal užsisega. Kažkas atsitiko. Nepadės, čia labai gražu, nepadės. Žinau, bet tai... Negali šito pasiimti niekaip. Bet nuotraukė liks. Jo. Jukai gerai. Halo, Robocop. Čia Robocopas. Ne, akinių reikia. Ai, tu į optiką atėjai, aš supratau. Mariukas atėjo į optiką. Glasės. Ups. Teks nusipirkti kelis, man atrodo. Tinka ar ne? Labai gerai, prie raištelio gerai. It's okay for him? Okay. Normaliai? Ar spalva? Ne per siaurą. Mirror inside, sako, gali pasižiūrėti, jeigu nori. Einam. Per siauras. Čia, sakė, gydytoja, eik gydytoja pasižiūrės, ar gerai viskas. Ne, nu tai žali geri, labai atsisuk truputį. Marius, atsisuk. O, labai gerai. Labai gerai. Perku. Dabar papasakokit, kur mes einam. Ką mes pamatysim dabar? Reikia prisiminti, bet tai yra pagrindiniai vartai, užlipi. Aš čia gal biškį pabursiu, bet iš atminties. Tai yra kažką užlipi ir užsimanai, tipo įsivykdo. Bet aš tiksliai neatsimenu. Užsimanai į tualetą ar kaip? Nežinau, kur nors, bet buvau labai senai, tai negaliu pasakyti tiksliai. Bet užlipti reikia, nes mes esam čia. Aha. Reiškia, reikia galvoti norą. Jo, darbas. Padirbkite, jūs labai atrodote verslininkiškai dabar. Padirbkite truputį. Darbą išjungiam. Aha, ne darbo režimas. Ne darbo režimas. Slava, irgi dirbate? Ne, aš komentuoju akinius jo.
Na, sakykit, kolega, kur randatės? Čia šiaip endūriniai laiptai, žinokit, labai jų daug, reikia daug lipt ir kalno viršūniai pasieksite tai, ko jūs norite. Lipame? Norą sugalvokite, lipam. O tu lipi, gal mes palaukiam? Norą turite, nelipkite. Dainiau, tau ant nugaros labai daug reklamos, reiks retušuot. Ne, čia nedirbome, darbas. Dabar žiūrime į laikrodį. Rodo pusę 5 ar 5, nežinau, nėra vienos rodiklės pavogė. O sakykit, Čia kada... kaip ir Lietuvoj. O toks klausimas, kada paskutinį kartą matėt eglę? Šiandien. Šiandien matei? Kur? Čia Gal tokios... pyksta? Bet ne eglė. Jo, ten tokie aukšti auga, bet man kaip eglės pasirodė. Ne, pas mus dabar auga palmės. O kodėl čia Klystate, kolega? Jūs prisigėrė. Kontrolinis klausimas? А не подать ли нам венца? Nu ką, vyrai grįžo į savo aplinką. Matau sienos, endūro, parūkimas. Enduro klubas Dubrovnikė. Enduro klubas Dubrovnikė. Nu, dalis endūro klubo. Dalis enduro klubo. Širdyje čia. Širdys ne toj pusėje, Mariau. Čia. Gerai, viskas dabar gerai. Kai turiu įspėti dalys. Kamera yra kitoje. Lavandinis muilas yra ypač enduro kojiniam, enduro batams. Įsidedi gabalėlį. Ir grįšim su lavandos šitais prieskoniais. Suvalgė vokiečių enduristas Austrės ir vsio. €1. Kas čia vyksta? Kur mes atvažiavom? Nu, karočią, mes atvažiavom. Pažiūrėt, kur gyvena Austrės. Čia... Kas čia jokinga, aš nežinau. Čia auginamas yra šitas, tai ką mes valgiam. Per pietus. Jo. Bet sakė, gal ir perlus augina. Jo, yra, bet tik tais gal toliau. Bet yra. Bet iš tikrųjų čia yra dauguma, tai turistams padarytas maistelis, ta, kuri Dubrovnikė, Splite ir kitose miestuose turistai. Tai yra, tos Austrės konvertuojasi į eurus. Labai skaniai. Ir naudingai. Bet Splitį mes šiandien nepasieksime. Davai pavyks turbūt, Poilsio dieną, Myto gaidalių. Mes už jūs nusimaudysim 2 kartus. Kažko sminga. Akmenuks ten. Super. Parašė, ką nors dalius. Daliukai. Gaila, kad tave čia nėra prie jūros.
Kur susirašėt, kolega? 6 valandą vakaro. O temperatūra gal vis dėlto ta pati? 25. O jūsgi buvot pripratę prie tų 8, 6. O dabar? 6 yra šalituvė. Plius 6. Čia bus ekstremalus poelgis. Jisai puls į jūrą. Žiūrėkit. Enduro, it's my life. Puola jisai į jūrą. Mariau, ten šalta. Охреновей. Ar gerai? Aha, sakai. Oho. Mariukas komplektinis. Slava, greičiau, greičiau. Kas krenta? Nebra, čia merkiai labai suru yra. Oi. Serija, kaip jums Balkanelas? Balkanelas yra labai gerai. Ypač antroji dalis. Kaip +8? +8 tai buvo, jau nebeatsimenu, bet va dabar yra. Su tapkiam? Kaifas. Pafilmo. Ate. Ate. Kiški vandenį. Suroka? Labai surus vanduo. O kaip vynas vietinis? Vynas saldus. Geras. Nors nesausas, bet saldus. Mūsų kelionė tęsiasi. A ne, Dainiau? Mūsų kelionė tęsiasi. Mes įveikėm apytiksliai virš 4000 kilometrų. Ir džiaugiamės tuo, kad pagaliau pasiekėm visą kelionę, važiavom ±6, 4 laipsniai, chebra šalo. O dabar va, prašom, mes esam Adrijos jūrai ir Adrijos jūra pasitiko mus +28, +25. Sustojom kempinge tarp Dubrovniko ir Splito. Ten yra būdnikas. Čia aš. Балканы. Балканелас продолжается. Iš tikrųjų tai nuostabi kompanija, nuostabus žmonės ir čia gal taip negalima sakyti, bet rusiškai pasakysiu, kad в разведку eičiau. В разведку я бы пошел. Ten kolegos jau kviečia išgert, o man dar vanduo patinka. Prašom. Sakot už grotą? Ne, aš ne už grotų, jūs už grotų. Jis nori išgerti, čia ne taip neįlenda. Bet man duoda kartais nuo karto išgerti. O. Tai čia kas? Žinai, kai duoda gerą, žinai, tai... Situacija keičiasi. Kai tik tai kamera pas mane, pasirodo jie už grotų geria. Ne, nifiga, iš tikrųjų reikia paklausti Slavai, kiek liko mums iki saulės nusileidimų? Reikia 3 metrų nueiti, bet aš manau kažkur tai 15 valandos. Bet jisai nebeklausė, jisai paima vyną ir geria. Pastikit klausimą. Atidarėm sezoną. Čia apie LRT prodys, ar ne? Ne. Per pavadinimą. Kažkelintą tai kelionės dieną palapinės pastatymo ypatumai perauga į tiesiog tokie op. Ir gatava, ne? Jo, kaip armija sakydavo, uždega degtuką. Viskas.
Kaltas nupizdintų kamerą, ne? Ne, viskas yra vietoj. Jis kaltas, ble, 100%. Aš žinau, kad tau nupizdintų pastovi kameras. Statistika. Mes šiuo metu esam prie labai nuostabaus ežero. Kaip vadinasi? Jūra, Adrijos. Ežeras jūra. Iš Albanijos kontrabanda. Ką tu dėl pasakėjai? Jūrija, Adrija? Minėjai, Ne, ežeras Adrija. Prie ežero. kontrabanda. O šiaip iš tikrųjų nuostabus kolektyvas. Nuostabus laikas ir... Ką čia daugiau bešnekėt? Fantastika. Labas rytas. Štai ir aš. O, matėjai? Mariukas padarė pusrytėlį. Skanu. Kaip rytas? Puikus. Kaip visada. Ir mūsų laukia dar viena puikia diena. Šilta. Šilta ir turininga su plaukimu. O ten vat vaikščioja būdnikas. Ką čia medituoja? Eidžia jau dangti. Laukia dar. Vėl tavo svajonė išsipildys. Vėl laukiam link namų. Vandenukas švarus, oras geras, nuotaikas puikios. Mariau, ką ten darysi? Ai, čia šitas darė. Šitas senis. Kempikas. Šūkelis prasidėjo, žinau, Ukraina labai daug. Va, atvažiavom kažkur tai. No bikes, no nothing, bet jūra yra. Bankomat. Aha.
BMW. Viduj BMW. Viduj ne. Nu, pasakė, your life is your life. Atsisuk. O dėl ko pasakė, yra užrašas ant nugaros. Yra. Banginis įkrito. Lava dublis 2. Bando iš antrą kartą įlygti. Drąsiau drambliai. Griuk, griuk. Pirma šaiba ir spiriuotas. Lavai, kabėjų pusė apsupta. Įvyko autoįvykis. Slavai, va šita va geroji bitutė įsisegė į va tavo vietą. Čia va į kaklą važiuojant. O, ir Truputį dabar turi įvykio. reabilituojasi, ne? Vaktelė, Na, ištraukit gilį. Štai. Nu, skrisk jau dabar. Nes taip mirsi, gėlė. Jo, eik dirbti dabar. jie lėlųjų jau. Tu skrido. Va, čia davė biškį vaistų Slavai. Bitutė vietinė. Paskiepijo Kroatijos, nu Kroatijos vyno, man atrodo, čia. Turbūt. Važiavom Į eilinį kempingą. kempingą. Esam vis dar Kroatijai, nes negalim tiesiog taip lengvai palikti tokios gražios šalies. Nes čia yra jūra, vanduo, oras, skanus vynas balta. Dėja, šiandien čia Einam prie šitą meduko. Meduko. Tai va. Oi, realiai geras. Liūdėsys. Rytoj vėl kepint saulė, bus gerai, šilta, fain. Vėl važiuosim. Šiandien stebėjomės Kroatijos vieną gabaliuką paėmėm autostradą. Tai stebėjomės, iš kur pas juos tiek pinigų, nes kokybė kelio, asfalto, nuvažiavimai, atvažiavimai. Turtinga šalis. Ir turistų, aišku, daug vokiečių. Labas rytas. Labas rytas. Po 2 savaičių enduro kelionė ypač paspartėja daiktų surinkimas. Ta prasme, kiekvieną dieną vis greičiau. Tik tink, 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 tink. Važiuojam. Va. Taip, daiktai gauna savo vietą krepšiuose. Eilinį kartą suprantu, kad pusė prisidedi, ko nereikia. Bet žinai, kaip sako, neįsidėk ir iškart kitą dieną prireiks. Kilometrai jūros ir mes su ja atsisveikinsim iki kito karto. Šitą jūrą paliko visus geriausius įspūdžius. Šilta, graži,
pavydžiu jiems šito kranto. Keliai nuostabus, sankaba tokia biškė, bet puiku. Nu ką, ant žirgų. Ant žirgų. Teisingai investavom likutį kūnų. Buvo 55, išleidom vat už šitą gėrį. Va, labai skani kavytė. Čia tas mūsų žymusis, kur turėjom pelynų gėrimas, kad geriau virškintų. Nu ir Slava sakė, nori labai arbatos. Su meilė gavo, matai? Taip. Paleido šitą aparatą. Užbedžia? Labą. Nu, kas ten dabar yra? Kas ten yra? Nu, išlūpk. Kas ten darosi dabar? Davai išlūpk. Greitai. Nu, kur ten? Kas ten? Kas ten yra? Kas ten? Kas ten yra? Parodyk, kas ten yra? Džeki, peliukas tenai, mažas peliukas, nu. Atsigulėte pamiegoti, kolega? Baigėsi. Ką darom? Nu, gal sudėsim vamzdžius ir atpumpuosim. Darom grėžinį. Kaip įspūdžiai, Slava? Linkas keliukas buvo. Būtė pamiršom nuimti po naujų metų. Pas juos dar kalėdas. Žinai, palauk, čia viršūnė tik kaip. Mano draugai užliuliuoti vandens nulūžo. Nu, ne visi dar. Neišeina pasitraukti šitos vietos, nes labai hipnotizuoja. Slava berūkydamas užmygo. Ir gerą neįsivaizduoju. Dabar dar Carbonatic B, ne? Carbonatic B, все бы. Čia ir pasilikčiau prie šitą upelį. Teik čia, teik. Nu, geras. Teik. Ir tu nori, taip. Kas čia vyksta? Vyrai grįžta prie civilizacijos, pavadinkim taip. Gulsi lovytė. Nu, kaip visada. Atvažiavom iš ten. O sustabdė mūsų šitas debesiukas. Piktas su žaibais. Kasgi čia dabar vyksta? Iš garažo išvažiuoja. Žiūrėkit, kaip jūs čia dabar namuose esat Vilniuj? Mes esam Austrijoje. Svarbu nekliudyt nieko. Esam Austrijoje. Netoli vienas. Vakarykštis škvalas, kuris prognozuojamas, kad bus šiandien Lietuvoje, mums biškį sutrukdė mūsų planus. Tai va, teko aplankyti Austriją iš vidaus. Nuotaikos geros. Iki namų, nežinau kiek. Ten. Ten. Taip.
Pusantro tūkstančio, aš jums galiu pasakyti. Pusantro štukos? Ja. Realu. Tai yra vaikams. Žiūrėk, kaip kvepia viskas lavandom. Supratau. Karoliukai, burbuliukai. Grandinės riebiai suteptos. Manau, užteks. Čia jau ne televizijai. Ja, mes baigėm kelionę. Jau Kur esat? Statoilas Vilniui. Vilniui Statoilė. Kaip yra malonu matyti, kai yra 3 litai kem 5, o ne eurai, tiugrikai ir visi kiti, ne? O, kad mes tilpsim 3, taip, ar ne? Aišku, tilpsim. Mariukai. Mariukai, tik čia. Netelpat. Taupam. Prisiduoti reikia daliuje, ne? Daliukai. Statoilas. Statoilas. Kokią mes